noriu parodyti jums sekantį mokymo etapą, tai klijų sistemos. Dabar parodysiu, yra šalti klijai, jų darbas yra palei temperatūras, vieni prie šiltesnių sąlygų geriau dirba, kiti prie šaltesnių sąlygų geriau dirba. Čia atbuliniai plaktukai, kur kokį naudosime, su kokiu tapsu, ypač karštiems klijams. Mažesnis tapsas, jamam lengvesnį atbulinį plaktuką. Aišku, patyrę meistrai gali ir taip, bet pradžiamoksliams ypač tai yra labai didelis skirtumas, su kokiu plaktuku muš karštus klijus. O čia įvairūs tapsiukai, ypač karštiems klijams. Čia žirklės karštiems klijams, kai įlenkimą ištempti ir nespaust adatėlėms, yra skirtos šitos žirklės.